gegutės suvirškins, nes chloridai ir viską ten. Oi, laukiam, mes vedelių laukiam. Oi, duona viską. Tam reikia nulaižyti irgi. Oi, laukiam, mes vedelių laukiam. Pagal lietuvių tradicijas, jaunoji turi rodyti, kad verta jaunikio. Taigi paprašysim perskelt šitą kaladę. Yra kirtus. Kad kirvio nemačius. Mačius kirvio. Praskės. Kojytės, o? Čia yra viengulė lova. Tai prašom ant tos lovos sugult. Taip, žinoma. Parodys tėveliai, kaip reikia gal. Vytai. Parodom. Nu kodėl tu, aš, tuok mane. Tai kaip namuose. Ne, kaip pirmą kartą, nu. Ai, vaikai, žiūrė. Nu, eikit, ko čia gėdinatės. Ai, kaip gražiai. Nu, gulk. Gulk. Ateik taip. Nu, visi prie laiko. Visi tėveliai. O tai kaip A jau ką gėdinasi. Pučinukų vieną. Nu tai kai jau susėdum, man tu kai noriu atsiprašyti, kad biški verkiau, mylėkim ir būkim laimingi. Mano žvirblėlis užaugo į erelį. Aš linkiu jauniesiems meilės ir anūkų. Labai gražiai. Nu, tai visi. Už erelį. Kai aš galvoju, kas yra svarbiausia, tai svarbiausia yra šeima ir vaikai. Kai jūs jau dabar įėjot viens į kitą, tai nebijokit santykiauti, daryk jam viską, ką paprašys, tas yra labai svarbu. Vyrai linksi, jie pritarė man, nes turi suprasti, kad tu turi daryti kartais, ko tu ir nenori, supranti? Nes tai yra sėkmė visos santokos. Nenuviršūnėm. Į sveikatą. Karti, degtinė karti. Negerai, pabučiavai. Nu, tokių degtinį Nebepilkit, viskas jau. Man tai atrodo, kad nesvarbu tos aistros. Mes va su Vytuku susipažinom. Aš žinokit, iš tikrųjų tai net nesupratau, kaip aš pastojau. Toks jausmas, kad aš atsisėdau ant kelnių vyro ir yra žvirblelis. Atsisėsk ant kelnių. Už anūkėlį aš jau pagal pilvuką pastebėjau. Ir pagal pilvuką bus berniukas. Beldžiasi pasaulį. Išgerkim. Iki dugno. Gal šiandien nebegerkim. Nu tai... Tai sveikatą. Taip trumpai ir aiškiai mes ir gyvenam. Kaip mano lietuvių mokytoja sako, minimum žodžių, maksimum informacijos. Volkam sava, jeigu seniai svetima. Atsimeni, Mantukai, kai mažas būdavai, kai duodavau tau 10 vagnoriukų iki jos kelių, kur nubėgdavai. Tai va, man tai Ieva iš Candy Pop, tavo vaikystės saldainiai. Ačiū. Lygiai tas pats, kas kioske buvo. Kad gyvenimas būtų saldus. Kaip fainai. Žiūrėk, aš tai apie tave ištraukiau. Apie mane? Aha. Nebijok suklysti, nes tavo blogi judesiai gali tapti trendu. Pas mane tai, aš nematau. Žiūrėk, taip, ramybė yra kelias. Tiesiog šiuo metu tavo kelias užstatytas kamščiais. Ko tu šypsaisi? Aš nesuprantu, kokiu kamščiu sako. Už jaunuosius, da? Dar jaunavedžių šokis. A, jūs šūkį turit? Taip. O. Ką tokie? Jaunavedžių šokį. Labas vakaras, gerbimi. Labas vakaras. Tik jaunoji važiuoju nekantri. Laukia, kadagi bus ta karti. Vyras tau dar atsibos, nes kas naktą bebučiuos. Taip. Tu geriau nueik pas kitą, su kaimynu pamėgink. Vyrai pasakyk sergu, arba šiaip savo negaliu. Ne tik džiaugsme, bet ir vargos. Šefro norime teikti tą didelę spalvingą puokštę gėlių. Prašom, pasisodinsit patys. Nesirenk, pasilik. Negražiai. Ko norite, ko nusirink?
Rytai. O sakykit, už jaunosios taurelę pakelt ar nepamiršo? O gal reikalinga stalo valdžia, kuri ir būtų atsakinga, kad jūsų taurelės būtų sklidrios ir būtumėt paraginti išgerti? Vyrukus, sakau. O, Tau Vytą renka. Vytai tauta už tave balsuoja, taigi paprašysim, kad atsistovų. Muzikantų po 4 dovanas. Įsivaizduokit, taurelė yra kamuolys, jūsų burna krepšys, tai pabandom įmest. Šaunu. O, šaunu. Labai retai, bet pasitaiko ir tritaškių. Vytai, Ir už šitą puikų žaidimą komendantam dovanų. Dovanos įspūdingos, žinokit. Ambijo vitaminai ar tai maisto pabiltai. Taigi prašau kiekvienam komendantui po dovanėlę. Prašau. Norėtumėm patikrinti, vyrai geriau pažįsta damas ar damos vyrus. Vyram užduosiu moteriškus klausimus, o damom vyriškus. Už kiekvieną teisingą atsakymą gausit nuostabų prizą. Vyrai gaus Candy Pop saldainikų. Gerbiami vyrukai, pasakykite, kas yra permanentinis makiažas. Tatuiruotė ant veido, galima sakyti. Buvo visiškai teisingai, Candy Pop saldainiukų. Pasakykite, kuo matuojamas pėdkelnių siauras? Damom. Denais, va duok tam vyrukui antrą prizą. Candy Pop saldainiukų. Kas yra espadrilės? Vyrai po padu? Šliopkės. Nu duok tam vyrukui dar prizą. Tu saldainių. Tai yra puošnios basutės. Balsa, noškės. Kas yra galanterija? Ten tie diržai visokie. Visiškai teisingai. Taip. Tokiam dar turim saldainių Candy Pop. Ei, tau jau gana. O moterys romantikos dovanas. Pasakykite, kas yra perforatorius? Perforatorius, kur per sieną, kad praskalt. Sieną skaldo ir, kaip sakoma, granatos. Prapjauna. Nu, duok jaunai į romantikos dovaną. Bet tai iš tikrųjų yra smūginis griežtuvas. Tai taip ir sakė. Pasakykite, kas yra klinkeris? Plyta. Kuo jį ypatinga? Savo kaina. Pati brangiausia plyta. Romantikos dovana. O kas yra? Ring for sex. Gerai. Pasakykite, kas yra wobleris. Voblė. Masalas. Nu, duokai damai, tai yra masalas plėšriom žuvim. Taigi romantikos dovanėlė. Taigi, klausimas damom. Šitą klausimą kiekviena moteris gali atsakyti net pažadinta iš miegų. Kas yra bulgarkė? Nu, ta kur O kas tai yra? Seimaris, šuodinis. Tai yra kampinis šlifuoklis. Ir sako, damos labai pyksta ant vyrų, jeigu jie perka bulgarkiam deimantinius diskus. Taigi pagalim damom, labai šaunu, matom, kad damos išmano apie vyrus, vyrai apie damas. Margarita, man padėjo kiekvieną rytą. Dėdės čerso, sutirpyta, išvisi tu Margarita. Margarita, Margarita, man padėjo kiekvieną rytą. Saulės gaisro, sutirpyta. Visi dainuojam! Palauk, tėti, nemušk jo! Mantai! Ką aš padarysiu? Aš nereikia. Tai nedaug geriau. Gerai. Man yra labai blogai. Aš jau moku pasvadinti. Palauk. Išsiluivyk, vai. Im birutės, o ne mano žmonutės, o birutės. Ką jis viskas gerai, nu? Gerai, kaip tie vaikai gražiai viskidų. Gerai. Imk da birutės. Kaip gražiai viskidų.
Tėvulis mūsų. Tai nusirantos kainą. Atsiprašau, kad verkiau truputį, jūs tai žinau, kad žadėjau taip nedaryti, bet labai viskas buvo gražiai. Kaip upės dvi teka ir jungiasi į vieną, taip į mes šiandien. Į vieną? Į vieną. Vieną. Dar kartelį nuo į vieną. Ir nejusti. Blet, gerai. Nuo pradžių. Čia reikia daryti visų kartų. Net negirdėjau. Kur Vadimas yra? Nežinau. Vadimas? Nu, Tai su Mirka išėjo. ta prasme. Ir dar tėvo Tu turi daryti viską, ko tu nenori. Supranti? Ramiai. Birutės suvirškins, nes chloridai ir viską ten